Prieš metus vykusiuose rinkimuose Lietuvos vyrai ir moteris varžėsi kartu. Šiemet pirmą kartą surengti atskiri metų krepšininko ir krepšininkės rinkimai. Šalies krepšinio gerbėjai nusprendė, kad abu apdovanojimai turi keliauti į Graikiją. Metų krepšininko titulas atiteko Pirėjo Olympiakos puolėjui Linui Kleizai, o tarp moterų triumfavo Atėnų Atinaikos klubo garbę ginanti Gintarė Petronytė. Kalėdoms į gimtinę grįžusi Gintarė Petronytė šiandien Vilniuje atsiėmė jai skirtą prizą. Kad tai nebūtų paskutinis. Gintarė Petronytė praėjusią vasarą spėjo pasimatuoti ir Lietuvos moterų ir 20-mečių merginų rinktinių marškinėlius. Nors abiems rinktinėms Europos pirmenybės susiklostė nesėkmingai, Petronytė buvo tarp šių komandų lyderių. Atstovaudama jaunimo rinktiniai, ji buvo išrinkta į Europos pirmenybių simbolinį penketuką. Praėjusiais metais pripažinta geriausia senojo žemyno jaunąja krepšininkė, Gintarė Petronytė šiam prizui nominuota ir šiemet. Labai džiugu ir malonu gauti tokį vertinimą. Esu dar labai jauna ir galbūt nesijaučiu dar verta tokio apdovanojimo, bet tikrai labai malonu, kad žmonės įvertina, balsavo, palaikė. Labai malonu, kad federacija pirmą kartą šiais metais rinko ne tik geriausią krepšininką, bet ir krepšininkę, manau, moterų krepšiniui tai tikrai tik tais nauda. Gintarės Petronytės atstovaujamam Atinaikos klubui šį sezoną keliami aukščiausi tikslai – apginti Graikijos čempiono titulą ir laimėti FIBA Europos taurę. Kol kas Atinaikos sėkmingai žygiuoja šių tikslų link, o Gintarė Petronytė svariai prisideda prie savo komandos pergalių. Vis dėlto tik šiemet legionierės karjerą pradėjusi 20-metė krepšininkė prisipažįsta nuolat jaučianti namų trauką. Tikrai nėra lengva, bet taip jau susiklostė aplinkybės. Man pačiai atrodo, aš jeigu galėčiau ir būtų puikios sąlygos, galėčiau visą laiką žaisti Lietuvoje. Tikrai dabar kaip niekad supratau, kad niekada nebus taip malonu žaisti užsienyje kaip Lietuvoje. Labai pasiilgstu. Lietuvos moterų rinktinės marškinėlius Gintarė Petronytė greičiausiai apsivilks ateinančią vasarą, kai prasidės 2011 metų Europos čempionato atrankos varžybos. Vladas Garastas išsidavė, kad rinktinės vyriausiojo trenerio kėdė jau laukia Gintarės Petronytės tėvo Romualdo Petronio, nors prieš tai LKF vadovai dar bandė žaisti slėpines. Kandidatai buvo vyrai? Čia yra, žinote, žaidimas. Taip ir ne. Taip. Trumpai tariant, reikia palaukti vykdomojo komiteto posėdžio sausio mėnesį. Bus iškelti arba vienas arba keli kandidatai, argumentuota ir bus paskelbta sausio mėnesį. Čia viena svajonė turi būti kiekvieno vyro treniruoti moterų komandą. Jeigu būčiau jaunesnis, su malonumu treniruočiau moterų komandą. Bet dėja, mano laikai praėjo jau. Reporteris Donatas Grybauskas, Vilnius.